Pypkę visada reikia vis kursyti, tai kai labai kalbinu, jinai užgesta. Esu Antanas Gailius, žinoma, esu poetas, rašytojas, vertėjas, visą duoną užsidirbu iš vertimų. Man niekada nepakako vien rašomojo stalo, visada įsiveliu į kokias nors kitokias veiklas, pavyzdžiui, į Tomo Mano kultūros centro, kur esu kuratoriumo narys. Tomas Manas nuo manęs neatstoja, tai pirmiausia, todėl jis yra man svarbus, nes kaip atsirado maždaug prieš 50 metų universitete 4 kurse, paskui jis tapo dar mano autorium, kurį aš verčiu ir kurį dabar vėl verčiu šiuo metu. Šiaip tai, jeigu kaip persona, man labai patinka jo disciplina. Taip save sutvarkyti, kad šitiek metų galėtume dienon rašyti ir gerai rašyti. Reikia nemažų dvalios pastangų, man atrodo. Dėl išnirusio laiko, tai kuratoriume mes ilgai diskutavome. Klausimas buvo, kaip perteikti Šekspyro frazę. Time out of joint. Laikai, kuriais mes šiandien gyvename, yra labai neramus, labai kažkuria prasme pakrikę, nebėra, reiškia, kalba, reiškia, apie naują pasaulio tvarką ir dar ką nors, apie panašius dalykus. Karas, tas karas viską smarkiai išryškino. Tai tas nerimas ir mums rūpėjo išreikšti šitą nerimą. Man tikėjimas yra tikėjimas, Dievo tikėjimas. Tai pati plačiausia prasmė turbūt. Daugiau nežinau, visi kiti variantai yra taip pat, jie egzistuoja. Tikėjimų yra visokių, yra žmonių, kurie tiki, pavyzdžiui, vis dar tiki, kad Žemė yra plokščia. Bet žinoma, yra ir tikėjimo Dievu, kuris nėra, žmonės įvairiai tiki. Įmanomas tikėjimas be religijos, tik tai tikėjimas yra toks, bet jis toks yra individualus ir intimus dalykas, kad žinoma, kad jis įmanomas ir be jokios religijos. Nėra klausimų čia. Tomo Mano festivalis yra, žinoma, mano nuomonė, nėra kito tokio festivalio, kuris mėgintų aprėpti visą kultūros lauką, jeigu norite. Tai šitą prasme, man atrodo, nėra daugiau tokių festivalių, kurie būtų įvairūs. Pirmiausia, tai yra tarptautinis festivalis. Ir Lietuvai jisai ir tuo labai svarbus, kad mes turime unikalią galimybę. Mes turim Nidą, labai gražią vietą festivaliui. Ir turime vėliavą, Tomą Maną. Su ta vėliava dar labai daug ką gali prisišaukti. Jis duoda mums galimybę kalbėti su pasauliu, ne tik tai tarpusavį. Man pačiam labai patiktų, jeigu aš net nebūčiau susijęs su Tomo Mano festivaliu, būti tenai per atostogas, turėti galimybę, pavyzdžiui, 6-7 puikius kamerinius koncertus. Vilniuje čia gyvendamas tiek taip praktiškai nepadarysi niekad. Tik Nidoje galėčiau nueiti 7 vakarus į koncertą. Vilniuje tiesiog nebus tokios galimybės. Tai čia yra didelė proga. O ką palinkėti konkrečiai? Aš asmeniškai jau susigalvojau. Kino programoje šiemet turėtų būti Ingmaro Bergmano filmas 7 antspaudas. Jis labai tinka mūsų temai. Ten tikrai kalba yra apie tikėjimą. Tik tiesiogiai beveik. Tiesiog nesulaukiu, kad aš vėl galėsiu pamatyti 7 antspaudą. Muzikinė programa, diskusijos, kino naktys, literatūrinės popietės, parodos. Tarptautinis Tomo Mano festivalis Išniręs laikas – tikėjimas. Liepos 12-19 dienomis Nidoje. Organizatorius, informacinis partneris LRT Klasika. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Neringos savivaldybė.